prisimti atsakomybę už tai, kokios bus pasiekmės to sprendimo, jeigu vaikas paklus tiem mūsų sprendimam. Mes įpratę esam, kad vaikai mūsų klausytų. Juk auditorijos renkasi dėl ko? Dėl kokių priežasčių? Dėl tų pačių. Kodėl vaikai manęs neklauso? Jūs turite tokį klausimą, norite užduoti tokį klausimą, tai kodėl po galais vaikai neklauso? Ar jūs tokių klausimų neturite? Pas jūs nėra problemų su tuo. Ir jums nemokės, kad jie neklauso. Apie atsakomybę. Kodėl vaikai globojami, pertekliniai globojami, pertekliniai, kai yra kišamas į jų gyvenimą, kodėl jie pasižymi menkesnę atsakomybę už savo veiksmus. Ir kodėl jie yra pasyvesni ir mažiau iniciatyvų. Kai vaikai daro kažkokius sprendimus arba pasirinkimus, jie be jokios abejonės susilaukia tam tikrų pasekmių to. Tikrosios pasekmės susijusios su jų veiksmais pasiekia juos. Pirmiausia, žymiai anksčiau pasiekia juos kokia pasekmė? Tėvai pasiekia juos pirmiausia. Sužinoja apie pasirinkimą, sužinoja apie sprendimą. Tėvai savo reakciją sukuria tokią pasekmę vaikam, kad tikrosios vaikų sprendimų pasekmės būna jau nebe tokios reikšmingos. Jos iš tiesų dažniausiai būna netokios reikšmingos, kai mes kalbam apie mažesnius vaikus, kai tėvai ypatingai naudoja daug jėgos, duodami nuorodas vaikam gyvenime, auklėdami, ruošdami juos gyvenimui. Iš tiesų tėvai sukuria perteklinės pasekmes vaikam. Vaikų prasižengimai arba kažkokios nesėkmės jos būna labai nežymios, iš tiesų, palyginti su tuo, kokį burbulą išpučia tėvai. Ir kai mes šitaip elgiamės, kai mes reaguojam moralais, pretenzijom, priekaištais, visokiais pamokslais, pamokymais, negi tu nesupranti, kuo tai gresia, argi tu nematai, juk čia susijęs su tavo gyvenimu, juk to tau reikės ateityje ir taip toliau. Juk, žodelis juk iš karto pasako, apie ką bus kalba. Šitas spaudimas iš ties vaikų dėmesį atitraukia nuo tikrųjų jų poelgių pasekmių, nuo apmąstymo, o kuo gresia mano elgesys man pačiam ateityje. Ir sukoncentruoja dėmesį į tėvų reakcijas. O koncentruoja dėmesį tiek į tėvų reakcijas, tiek į iš tiesų į savo poelgių pasekmes neužtenka psichinių jėgų. Neužtenka. Dėl to, kai mes labai daug naudojam pamokslų, pamokymų, priekaištų ir pretenzijų, vaikai koncentruojasi ties pretenzijomis, bet jie nesikoncentruoja ties savo gyvenimo vizijomis, nes tam nebėra nei jėgų, nei laiko, nei norų. Tiesiog mes, bandydami atvesti vaikus į protą, mes vaikų dėmesį atitraukiam iš tiesų nuo jų pačių vizijos gyvenimo. Toks atrodo paradoksalus dalykas, mes norim gerą, mes norim atkreipti jų dėmesį, bet priekaištai, pradedant priekaištais, pastabomis ir baigiant bausmėmis, dar niekados žmonėm nepadėjo ir nesukėlė jokios motyvacijos, papildomos motyvacijos. Motyvacijos sukelti išoriškai praktiškai neįmanoma yra. Tai labai sunkiai įsivaizduojama. Kodėl vaikai, aš susiduriu, vaikai bėga iš mokyklų. Vaikai nenori eina į mokyklas. Ta patį universitetą, kai stoja, irgi nenori mokosi. Vienas dalykas dėl pačių žinių, kokios yra pateikimas. Kitas dalykas, jie iš tiesų dar nevizualizuoja savo ateities. Jie dar nepajėgus yra. Jeigu kalbant apie 12-okus, tai yra tie patys 18-mečiai, 19-mečiai, kai aš klausiu auditorijose vaikų, kokie vaikai, jaunuoliai jau, ir jaunos moteris, merginos, kai aš jų klausiu, kiek iš jūsų žinote, ką veiksite gyvenime? Pakyla 4-5 rankos, 80 žmonių auditorija, 4-5 rankos. Kai aš jų klausiu, o kas iš jūsų studijuos universitete? Miškas rankų, visi, beveik. Kaip jums atrodo, va tie 4 aš dar suprantu, jie turi motivaciją, jie žino, ką veiks, dėl to jie stengsis įstoti ten, kur atliepia jų idėją gyvenime, o visi kiti ką veiks universitete. Ir vat visus kitus reikės motyvuoti, kviesti specialistus, kad jie šnekėtų, kažkaip tą motivaciją, kad atsirastų, su tėvais kalbėti, kaip tėvai galėtų motyvuoti savo vaikus, niekaip. Nusiraminkite. Jeigu žmogus neturi vizijos ateities, pats jokių gairių neturi, jį motyvuoti yra bergždžias užsiėmimas, absoliučiai bergždžias. Tai yra tiesiog stumimas dienų, stumimas mokslų per prievartą, bet su entuziazmu mokomasi nebus.
vaikai, tokie vaikai kaip 18-mečiai, 19-mečiai, 20-mečiai, jie yra suaugę žmonės, aišku, be patirties, be tam tikrų patyrimų, kuriuos turime mes, be tam tikro sąmoningumo galbūt, ar nuovokos, dar viskas tik tai prieš akis, bet jie turi visus veikiančius mechanizmus, intelektinius mechanizmus, absoliučiai subrendusius, kuriais naudodamasis jisai ieško gyvenime kažkokių atramos taškų ir jisai pats gali turėti savo vidinę motyvaciją, jis pat puikiai supranta, kuo gresia, kokios pasekmės yra vieno ar kito veiksmo, bet jeigu nėra gairių ir nėra motyvacijos, to žmogaus jauno negazina jokios pasekmės, jūs galite bet kokiais baudais gazinti jį. Jei sunkiai pradėjo sektis mokslas. Daug įtampos, daug tėvų lūkesčių kažkokių tai jos atžvilgių, daug mokykloje reikalavimų iš mokytojų, kiekvieno dalyko tu turi labai gerai išmanyti. Ir aišku, prasidėjo pabėgimai iš pamokų, atsirado tam tikra įtampa, pažymių, prastėjimas ir taip toliau. Mokytojai pradėjo motyvuoti mergaitę. Pradedant gerovės komisiją, baigiant auklėtojo klasės, pradėjo motyvuoti ją. Kaip? Kokiu būdu? Kaip jums atrodo? Kokiu būdu? Kaip jums atrodo? Kaip mes dažniausiai motyvuojame? Prievartinių. Neprileisim prie egzaminų, jeigu bus taip toliau. Ir aš jos klausiu, baisu? Nesėdė juokiasi. Ne? Aš nebijau, sako šitą. Nebijau. Net jeigu aš ir bijosiu, aš nenoriu, negaliu, nėra jėgų. Nėra dėl ko. Jeigu nėra dėl ko, tai ir kaip nėra jokios idėjos tai daryti. Dėl to, kas tada vaikus palaiko iš principo šitam gyvenime, kol jie dar savo nuosavų gairių neturi, tai santykiai. Santykiai jų su jų draugais. Bet žymiai svarbesni yra jų santykiai su suaugusių žmonių pasauliu. Tai yra su jumis, su tėvais. Bet kokiu atveju mokyklai atlieka savo funkciją, mokytojai atlieka savo funkciją. Bet tėvų funkcijos niekados dar niekas neatšaukė. Ar tai būtų pradinukai, ar tai būtų paskutinės klasės, ar tai būtų štai šita mokykla, ar kokia jinai bebūtų, ar tai būtų universitetas. Nesvarbu. Auklėjamoji funkcija tai nėra vaiką išauginti griežtai, kažkokios moralės įpūsti jiems, išaiškinti jiems kažką, tai trenktumšių per stalą ir taip toliau nubausti, kad tik tai dorų žmogum išaugtų. Ne, auklėjamoji funkcija tai yra ryšys visų pirmiausia su žmogum. Tai yra emocinis ryšys. Taip sakant, jeigu kalbame apie vyresnius vaikus, jiems kas yra reikalinga? Kas reikalinga 18-mečiui, 19-mečiui, 20-mečiui, nesvarbu, 40-mečiui, man irgi tai reikalinga, bet aš jau, kaip sakyt, galiu ištverti daugiau mažiau ir be to, bet kas reikalinga 18-mečiui, kaip jums atrodo? Kaip žmogui, ko jam dabar reikia labiausiai? Palaikymo. Meilės. Meilės reikia visada, visiems žmonėms ir kametui taip pat. Pasitikėjimų, juo. O ką reiškia pasitikėjimas? Kaip jūs vaikų rodote pasitikėjimą? Mes sakom, mes tavim pasitikim, bet dėl viso ko pamokas paruošai? Kontrolė. Jo. Kuo daugiau kontrolės, tuo mažiau jaučiasi pasitikėjimo juo. Kartais iš tiesų nėra pagrindo pasitikėti. Jeigu su vaiku, sakykime, yra vaikas, ne? Jeigu jis savo nuomonės nepasakys, sakykime, aš turiu savo dvi dukras, ne? Nuo pat mažų dienų pas mane yra pasakyti, jį privalo pasakyti. Gerą, viską, ką jį masto, mes diskutuojame, žiūriu, ką jį pasakys, kaip jį masto savį, kaip ta situacija vertina. Tai reiškia, tai nėra kūrystė, tai yra nuo pat mažų dienų. Tik žinot, ką aš pasakydavau nuo mažų dienų. Tik dar negalvos nedaimti. Esmė tokia. Dėl to, kad mano dukra tokia vyriškai yra, sakau. Bet jinai išeidavo taip. Jin viską atvirai, jin pati sprendžia, pati ne taip, kad vaikas bijo, sakykime, su tėvu, su mama diskutuoti, pasakyti savo nuomonę. Tai bijo jūsų? Ne, nebijo. Tai ta esmė pas mane, aš turiu dvi dukras, ne, pas mane yra to, kad vaikas man bijotų. Blogai kažką padarė mokyklai, kažkas mokyklai. Tai nebuvo, kad jinai stresuota ar panašiai. Ir visą kitą sakė, kažkas neaišvadydavo pasiklausti. Bet tai nėra, kad tu tuo įmėjos ar ano pasakyti. Nu nėra tai. Jis privalo pasakyti savo nuomonę. Žinot, tas žodelis vienintelis iš viso to, ką gražaus jūs pasakėt, privalo. O kodėl privalo? Privalo kodėl? Aha, kodėl neprivalo pasakyti savo nuomonę?
dėl to, kad nebūtų abejonių, kad nesresuotų. Kam? Jum? Ne, savi vaikas. Man tai ne. Bet ką reiškia privalo? Tai, kad reiškia, kai vaikas bijo, kažkas to blogo padaro, ne, kažkas nutinko, jis savį viską pergyvena, jis tą kenčia. Tai jeigu savį nelaikyto, ne, tai jinai, sakykime, išsako. Vaikas, jeigu jisai suklysta, jeigu patiria kažkokią tai nesėkmę ir bijo būti nubaustas, nes turi tokios patirties, jisai bijos apie tai kalbėti. Ne, aš suprantu iš jūsų pusės. Jeigu vaikas, jisai neturi bausmių patirties, ir tėvai iš tiesų bet kokią nesėkmę, bet kokią iškadą, bet kokį ten, na, kažkokį pokštą, koks ten jis bebūtų iš neišmanimo, nežinojimo, neatsargumo, ar ten tas pats dvejetas, pavyzdžiui, taip. Jeigu patirties bausmių jisai neturi, vaikas privalo ar neprivalo, jisai tiesiog atvirai apie tai kalba. Aš suprantu, kai jūs sakote, čia tai nebuvo priverstinis. Aš einu nuo pat mažų, kai mažas vaikas, suprantat, jis pusę nemąsto, sakykime, man tai, kad aš nekėti. Jeigu kažkas nutinka, sakykime, tai yra... Tai jūs tiesiog mokite, kad būk gerai, jeigu kažkas nutinka, atvirai kalbėkime. Atvirai pasišnekame. Tai yra diskusija, tai ne diskusija, tai yra santykis. Tai yra geras santykis, tai yra saugus ryšys, kai vaikas yra atviras, nes jis nebijo būti nubaustas už savo klaidas. Kodėl vaikų dabar tiek daug yra, ne tik vaikų, bet jaunų žmonių ir suaugusių, be jokios abejonės, kurie iš ties bijo prisiimti atsakomybę. Kas yra atsakomybė iš principo? Atsakomybė už kažkokią tai sritį, už kažkokį tai veiksmą, už projektą, už kas ten bebūtų, taip? Daugelį, už šeimą. Taip? Atsakomybė reiškia, kad toj srity, už kurią aš esu atsakingas, jeigu aš padarysiu klaidų, aš turėsiu už tas klaidas atsakyti, kažkam tai atsakyti klausimą. Koks tas klausimas gali būti? Ką tu dabar darysi? Bet mesgi žinom, mūsų visuomenė, gal ne tik tai mūsų Lietuvoje visuomenė ir daugiau yra kur šitai, bet, na, vakaruose, kiek man teko bendrauti su žmonėmis, nes aš paskaitas skaitau Norvegijoje, Danijoje, Airijoje, ten truputėlį kitokią kultūrą. Mūsų šalyje, mūsų visuomeniai už klaidas, ką mes padarom su žmonėmis? Paslėpti. O, suklydo! Va dabar mes viską pasakysime apie tai, ką mes matome. Pirmiausia, ką mes pasakome apie žmonės, kurie suklysta, neatsakingai elgiasi. O tai yra iš principo klaidingas supratimas savokos šitos atsakomybės. Pirmiausia, kai žmogus suklysta, jisai gali atlikdamas savo pareigą, jam gali neužtekti kompetencijos, jam gali neužtekti žinių, jam gali neužtekti savimonės, savikontrolės, jisai gali pamiršti prioritetus, persidėlioti mūsų vaikais, jaunesniais, mažesniais, tai būna taip, jie pamiršta, jie natūraliai, tai normalu yra pamiršti. Jie norėjo pažaisti, pamiršta išvesti šunį, va štai jums ir viskas. Tai yra pareigingumo klausimai. Ar vaikai yra pareigingi, ar jie motyvuoti elgtis pareigingai. Jeigu jie savo pareigos nevykdo tinkamai, iškyla atsakomybės poreikis. Reiškia, kai vaikas suklysta, mes turėtume ko paklausti jo, ką tu dabar darysi? Žmogus gavo dvejetą, ką tu dabar darysi? Nu kaip, mokinys be dvejetų, tai reikia dvejetą. Nu kas čia tada mokslas? Žinau mergaitę, kuri mokosi dešimtukais, aš nežinau, kaip jai tai pavyksta. Stengiasi gauti devintuką, nes sako, kas nefana, vieni dešimtukai. Nuobodu. Nu, kiekvienas smaginasi savai. Tai dvejetas rodo tam tikrą tos temos nesupratimo, klaidą, nepasirengimą tai temai ir taip toliau. Bet tai nieko nepasako apie patį žmogų. Už to, ką mes turime atskirti vertinimą dalyko, vertinimą žinių, konkrečių žinių nuo asmenybės vertinimo. Dažniausiai mes įpratę esam klijuoti etiketę, mokytojai anksčiau klijuodavo etiketę, dvejtukininkas, taip? Tėvai klijuoja etiketę, ką sako? Ai, iš tavęs. Nieko nebus. Nors ten vakar visai prieš porą dienų buvo dešimtukas, taip? Bet šiandien gavo dvejetą, ai, vėl dvejetas, nusivylimai vieni, taip? Žmogus, sakyk, žmogus, visą laiką vienodas, bet dalykas, kažkuris tai geriau sekasi, kažkuris tai praščiau, dvejetai, dešimtukai, taip? Ir tai yra normaliai gyvenimo eiga, bet ar mes tveriam dvejetus? Ar mes galim ištverti juos? Galiu. Nu, ar jūs galite? Jūs. Aš leidžiu. Vienas turim žmogų, kuris gali ištverti. Ne, galite, aišku, kad gali. Tiesiog vaikui kuo sunkiau sekasi, tuo daugiau nerimo mes patiriam. Ir tiesa, kai, žiūrėkit, kai ten dvejetas vienas kitas, bet čia iš principo vidurkis ten 8, kokie 7, 8, gal 9, ten, tai, žinot,
Dvejetas, kaip jūs ir sakėt, gyvenimo dalis, tai. Bet kai viskas ten plūduriuoja, tas dvejetų riba, ar jūs taip pat mastot? Nu, dvejetai irgi pažymys, tai. Tai aišku, ta mokykla kita bus, renkasi. Žinot, mes visi suaugę labai gudrus, labai protingai pasakyti, oi, gyvenime tau nereikės atestatų, net nieks nežiūrėsi taip, kaip tu išlaikė egzaminus. Na, reikės stojant į universitetą, kažkam reikės diplomą parodyti, taip. Bet mes, sakysim, gyvenime žymiai kiti dalykai yra svarbesni. Bet kai dabar vaikas mokosi, ar mes galim tą pačią filosofiją naudotis ir šiandien? Ne, nesigalim. Dabar mes spaudžiam, slegiam sūrį iš jo, taip, mokytis pamokas daryti, tai svarbu, atestatą reikia pažymį gauti, reikia tą. O po to vaikas nueina į universitetą, universitetas sako, pamiršk viską, ką tu mokėsi mokykloje. Vaikas baigia universitetą, iš universiteto ateina pas darbdavys, sako, pamiršk, ko mokėsi universitetą. Visi diplomai, visi atestatai plaukia kažkur tai. Visą tai nežinodami, mes vis tiek spaudžiam sūrį iš vaikų. Vis tiek spaudžiam sūrį. Kuo daugiau mes spaudžiam sūrį, tuo daugiau atsakomybės mes prisimam. Užtat manęs klausia, ką daryti, aš noriu kandis, tiek pamokų neruošia į pamokas, ne 12-okas, kaip per egzaminą klausęs, tas, anas, sakau, kodėl jūs taip smarkiai tiek daug rūpinatės? Nu, tai kaip, sako, mano vaikas, tai kaip, o jeigu jis neišlaikys egzaminą, jeigu jis neišlaikys egzaminą, kokias pasekmes jūs kaip mama patiriate? Krapštis po kaušinių kaip ir nejokių. O kokias pasekmes patiria jūsų sūnus? Nu tai, aišku, kokias, jis neįstos, jis negalės ten mokytis, negalės ano daryti, negalės to daryti, jo gyvenimas pradeda šlubuoti. Sakau, mamytė, brangoji, kodėl jūs taip rūpinatės, kad jūsų vaiko gyvenimas pradeda šlubuoti, jeigu pas vaikas to visiškai nesirūpina? O jisai negali rūpintis, kol mama rūpinasi. Jeigu mama galėtų paleisti ir vaikui pasakyti, sūnau, tikiuosi, kad tu žinai, ką darai. Iškart jaučia, kaip atsakomybė persikelia vaikui ant pečių. Tik tai su kuo mama turėtų susitaikyti šiuo atveju? Su tuo, kad vaikas gali ir sumauti savo likimą. Ar mes pasiruošę, kad mūsų vaikai susimaus savo gyvenimus? Ar pasiruošę? Nepasiruošę. Ir todėl mes tą atsakomybės naštą velkam, o vaikai jaučia, kad kažkas velka jų atsakomybės naštą. Užtat pagrindinis turbūt dalykas yra tai, kad suvokus, kai vaikas jau jisai paaugo, jisai jau užaugo, iš tiesų tas suvokimas turi ateiti ties 12-14 metų. 12-14 metais prasideda paauglystė. Sakoma, tuo metu auklėjimas baigėsi. Auklėjimas tikrasis, patys pagrindai sudedami dar anksčiau. Pati svarbiausia platforma, ant kurios žmogus stovės visą likusį gyvenimą, suformuojama yra per pirmuosius metus nuo gimimo. Per pirmuosius metus. Tai yra saugumo jausmas. Jis yra perduodamas būtent per pirmuosius metus. Tai besąlyginė meilė, tai yra kūno kalba, šypsena, džiaugsmas vaikų, poreikių atliepimas, jisai sukuria jam saugumo jausmą, kuris nusėda labai giliai pasąmonėje. Po to jau 2-3 metai, 4-5 ir vaikas ties 4-5 metais jau fiksuojasi savo interesuose, savo tiksluose, pasąmonėje vėlgi. Ir jau tuo metu, čia pagal Alfredą Adlerį, tuo metu jau susiformuoja tam tikra kryptis gyvenime, kurios jisai laikysis ir priemonės, kuriomis jisai sieks tų savo interesų išsipildymų. Jeigu jūs dar vis bandot augti 20 metį, tai turėtų būti visai smagus užsiėmimas. Tik tai kiek naudos tai duoda klausimas. Labai didelis klausimas. Todėl tokiem kaip 18-19 metų vaikinam ir merginam reikalinga, kaip mes kelis jau dalykus aptarėm, padrasinimas, pasitikėjimas jais, žinojimas. Žinojimas, tai yra žinojimo kreditas, labiau negu kad žinojimas. Žinojimas, kad jie žino, ką daro. Ir leidimas jiems spręsti gyvenime, kuriuo keliu eiti, kaip eiti, nes dabar jau yra pats laikas, jie tai gali padaryti ir jie sustiprės kaip asmenybės, tik tai tada, kai jie turės tą galimybę daryti tą sprendimą. Kuo vėliau jie tą galimybę pasinaudos, jūsgi suprantate, metam bėgant vis sunkiau ir sunkiau yra prisimti atsakomybę, vis sunkiau ir sunkiau parodyti valios. Vis sunkiau ir sunkiau. Čia ankstesni periodai gali būti kažkiek tai gal irgi įtakos kažkokios daryti tam, kaip vaikai jaučiasi dabar. Pavyzdžiui, jeigu vaikai yra konformistiški labiau, prisitaikę prie kitų, prisitaikėliški, pavyzdžiui, tai parodo valios trūkumą. Kažkada tai buvo praleistas momentas, kada mes vaikam galėjom perduoti, kas yra valia, kokia jinai, kaip negalėtų reikštis. Taip. Mes patys, kaip mes gyvenam, irgi klausimas, kaip mes dirbam.
kažkokį tai darbą, grįžtam namo. Ką mes kalbam apie darbą? Ką mes kalbam apie tai, kaip jums sekasi išoriniam pasaulyje? Ar jūs visi kalbate pozityviai? Nu, įsivaizduokit, jūs pavargę, tai fiziškai jau kaip ir išsekė, bet ar jūs su džiaugsmu kalbate apie tai, kad rytoj vėl eisite į tą savo mėgiamą darbą? Jeigu jūs tik to džiaugsmo jūs nejaučiate. Ir vaikam tuo tarpu jūs turite papasakoti ir juos motyvuoti, ruoštis gyvenimui, kurti savo viziją gyvenime, imtis kažkokios tai profesijos, mokytis, nes jam reikės irgi dirbti. Vaikas mato, kad jis turi taip, jis turi susibėti kažkokiai profesijai, kažkokių tai žinių pasisemti, jis mato, kaip jums sekasi su tom savo visom jūsų profesijom ir visom žiniom ir kaip jūs esate laimingi, iš kur jam pasisemti įkvėpimų. Tai ar jūs esate įkvėpimo šaltinis savo vaikam? Nes jūs esate pagrindinis įkvėpimo šaltinis. Pavyzdys jūsų yra įkvėpimo šaltinis. Jeigu jūs esate sugniuždyti gyvenimo, sugniuždyti darbo, savo savirealizacijos, visiškai jokios neturite, jūs vaikam vargu ar galite perduoti entuziazmą. Jūs jo neturite tiesiog. Na, aš šiandien tiesiog jūs kreipiuosi, tiesiog pačią idėją noriu išsakyti. Yra toks vienas niuansas. Įvairiais tyrimais buvo įdomus nustatytas ryšys. Kokią žinią perduoda vaikam tėtis ir kokią žinią perduoda vaikam mama. Pasirodo, vaikai apie išorinį pasaulį, apie darbą, apie tą gerovės kūrimą, apie profesinę realizaciją, taip toliau, tos išorinius dalykus, ne namų židinio, taip, buities, o išorinius dalykus, jie susidaro vaizdą, koks yra pasaulis iš tėčio, labiau negu iš mamos. Kas įdomiausia. O tuo tarpu apie vidinį pasaulį, apie tai, kas yra šeima, ar šeima yra gerai ar blogai, ar vaikai yra gerai ar blogai, nes, aš ne šiaip sakau gerai ar blogai, nes yra tėvelių, kurie tiesiai šviesiai drąsiai kalba su vaikais apie tai, kad geriau jau būčiau tavęs negimdžiusi ir iš viso durniai ištekėjau. Čia gal pykčio akimirka, bet žinot, užtenka vieną kartą pasakyti vaikam, kad jie mus fiksuotų. Tai? Mama perduoda žinią apie šeimą, apie vaikus, apie tai, kas vyksta namuose. Ar namuose galima jaustis saugiai ir jaukiai, ar galima sukurti tą židinį ir jaukius santykius. O tėtis perduoda žinią, ar įmanoma realizuotis šitame pasaulyje. Tai jeigu tėtis grįžta namo ir bamba nuolat ant ekonomikos, ant politikos, ant savo darbdavio, ant bendradarbių ir apskritai neįmanoma čia vieni aš asilai ir visi kiti gyvūnai, taip, vaikas susidaro tokį įspūdį, kad išorinis pasaulis pilnas vienas dalykas gyvūnų, taip, kitas dalykas, jame čia vietą susirasti yra labai sunku, o gal ir neįmanoma, viskas priklauso nuo to, kaip tėtis. Ar įmanoma sukurti kažkokius harmoningus santykius su kita pusė, su vaikais, ar čia viena tik tai didelė drama, tragedija, katastrofa, jeigu nieko gero čia tikėtis neįmanoma, taip? Man visus nori nervus ištampėt ir baigiu sveikatą čia patriotį su jumis. Visą laiką kartojami šitie žodžiai, jie sukuria kaip mantrą, sukuria tam tikrą idėją, kurią vaikai išsineša į savo gyvenimus. Todėl pavyzdys, mūsų pavyzdys, kaip mes gyvenam, vaikam yra ypatingai svarbus. Tik tai, kad tai greičiau yra svarbu, kol vaikai dar maži. Jie imlūs iki pat paauglystės, jie ima modelį. Mokymosi tas periodas pats intensyviausias yra nuo 7-12 metų, 7-12-14 metų. Tie vaikai semėsi žinių iš visų, iš mokyklos, iš suaugusių žmonių gyvenimo, iš jūsų gyvenimo. Jie susidaro savo vaizdinį. Tie vaikai peržengia paauglystės slenkstį, jie jau turi savo nuostatas. Tos nuostatos susiformavęs charakteris tam tikras, jisai po to galės keistis, bet tik tai vaikų pačių iniciatyva. Jų pačių iniciatyva. Mes nieko pakeisti nebegalėsime. Jeigu jūs matysit, kad jūsų vaikas dirba ne tokiam darbe, kokiam jūs norėtumėt, kad jis dirbtų, jūs matot jo potencialą ir jo galimybės, jūs negalėsite jam nieko prikišti. Jūs galite patarti, jeigu jisai paklauso, bet prikišti nieko negalite. Na, priekaištas jisai kokiais žodžiais prasideda, kaip pavyzdys. Tugi turi galimybės, tai? Tugi turi tokį potencialą, tugi baigėjai štai ką, o dirbi kuo. Tai kodėl tu neieškai pagal savo specialybę darbą? Toks mūsų skausmas, lyg tai veržiasi iš krūtinės. Tai. Bet vaikas jisai renkasi tai, ką jis pajėgus rinktis, jis dirba ten, kur jisai dabar pagal galimybės gali dirbti, bet koks priekaištas jisai demoralizuoja.
Dėl to, vienintelis klausimas mūsų suaugus vaikams, tai 18-19 metų, tai suaugus vaikai, gali būti tik tai toksai, ar galiu tau ko nors padėti? Ar tu supranti, ką darai, ar tu reikia mano pagalbos? Ir iš kitos pusės pasitikėjimas, taip? Aš tikiuosi, kad tu žinai, ką darai. Aš tikiuosi, tu supranti, kuo grėsia tai, kad tu dabar, pavyzdžiui, nesiruoši kažkokiai tai testui, egzaminui, atsiskaitimui. Aš tikiu, kad tu vis tiek rasi čia savo vietą šitam pasaulyje. Tai yra tiesa. Aš su vienu berniuku šnekėjau, net ne su vienu, bet prisimenu vieną pavyzdį. Vaikas nenori eiti į mokyklą. Jis metam mokyklą, iš neturi jokios motyvacijos. Mama pašiurpusi, vidurkiai prasti, jau nusirideno iki 5 tie vidurkiai, tai dar, sakykime, bet matosi tendencija ir jinai jau baisi. Ir manęs prašo, sako, pašnekėti su vaiku. Na, lyg aš būčiau mesės, ateičiau ir puščiau jam tos šventosios dvasios ir jisai jau, taip, 10, aš noriu 10. Ir pradės ruošti pamokas, taip neveikia. Kadangi mama labai daug rūpinasi, vaikas praktiškai visiškai nebesirūpina. Čia toks paradoksas, atrodo, mūsų rūpestis turėtų kažkaip tai vaiką stumtelėti ir padėti jam susiorientuoti, bet kaip taisyklė atvirkščiai gaunasi. Mano pokalbis truko labai neilgai, gal 5, gal 10 minučių, 10 čia labai daug. Ir ką aš iš principo, ką aš pasakiau vaikui, ko nesakė nei mama, nei mokytojai, nei gerovės komisija, nei auklėtoja, šitie žmonės dažniausiai grasino ateities kuo? Baisiomis pasiekmėmis, tai nebaigsi mokyklos, tave išmes, ten nueisi, ar dar kažkur tai nueisi, vienu žodžiu, nieko gero nebus iš tavęs. Aš vaikui pasakiau štai kokį dalyką. Sakau, tu mokaisi, neipatingai jau čia, mūsų supratimu, pagal pažymius neipatingai jau čia, puikiai, ar ne? Sako, taip, aš žinau, kad blogai mokusi, aš viską žinau, jis man jau kaip avansų pasakė, kad viską žino, kad aš jau neknyščiau jam papildomai smegenų, nes jau prisidėjau iš kapsulės. Sakau, žinai, turint omeny, kaip tu mokaisi, nežiūrint to, kaip tu mokaisi, tu vis tiek šitame pasaulyje turi savo vietą. Aš nežinau, sakau, kokią. Nei tu nežinai, nei mama, nei mokytojai, niekas nežino. Tai tu sakau, aš to neprisimsiu, aš tiesiog pasakysiu štai ką. Turint omeny, kaip tu mokaisi, kokie tie pažymėjai, daugiau, mažiau, iš šiandienos pozicijų išeinant galima susiorientuoti, kur galbūt tu nueisi su tokiu pažangumu, sakykime. Kadangi tu esi vis tik tai sistemoje ir neturi jokios idėjos, kaip mesti mokyklą ir užsiimti verslu, kaip žymų žmonės, kai kurie yra padarę, tai yra vaikų, kurie, o man nereikia mokyklos, aš gyvenu be mokyklos išgyvensiu. Aš sakau, visada tokiais atvejais klausiu, jeigu tu rytoj mestum mokyklą, ką tu darytum? Nežinau, o mesčiau ir tada pagalvočiau. Sakau, tada geriau nemesti. Jeigu jau tu turi idėją, tada gali mesti. Kitaip sakant, pabėgti nuo kažko tai. Čia yra paprasta, bet tai labai rizikinga. Tu turi pabėgti į kažką tai, o ne nuo kažko tai. Tokia yra esmė. Ir aš jam sakau, žinai, su tuo, kaip tau dabar sekasi, tu vis tiek turėsi savo vietą. Pavyzdžiui, mums, neišvengiamai dar tikrai ilgą laiką reikės kasininkų parduotuvėse, taip? Sandėlininkų mums reikės, ar manot, kad jau nebe? Reikės. Greičiausiai sandėlininkais dirbs tikrai ne jūsų vaikai, čia kažkieno kiti vaikai. Ir kur aš beteičiau į mokyklą, visi tėvai galvoja, kad kažkieno kito tėvai dirbs sandėlininkų, bet tik tai ne jo. Ir atvažiuoju per visas mokyklas ir nesuprantu, kas dirbs po galai sandėlininkų. Kasininkų. Ar mums reikia, kad kažkas tai kas tu duoda? Reikia. Aš tam vaikui sakau, žinau, kaip tu besimokytum? Bet duobę kasti, tikrai problemų to nebus. Ir man sakau, mums tikrai reikia tokių žmonių. Sakau, ar tai tu? Sakau, ne, gal. Mums reikia vairuotojų. Pradedant šiukšlių mašinų vairuotojais ir baigiant vilkikų vairuotojais. Taip, mums reikia tų žmonių. Akivaizdu, jokiem greičiausiai labai aukštų rezultatų galbūt ir nereikia. Taip, reikia išmokti vairuoti. Gerai vairuoti. Jau labiau, jeigu žmogui tai patinka. Sakau, ar tai tu? Sako, nežinau, gal ne. Ir dar pavardinau tokių, paprastų tokių profesijų, kurios yra reikalingos, be jų mes, niekaip. Be valytojų. Kaip mes be valytojų, pavyzdžiui? Kaip mes be jų? Ar visi turi būti tik tai bankininkais? Tai kaip mes? O kas paštos gatvų advokatų, teisininkų, bankininkų, arba dar kažko tai vadybininkų ar inžinierių? O kas taip sakė, kad jis privalo būti tuo, jeigu jisai neturi viduje jokio rezervo, neturi jokio potencialo, jisai tik tai, toks kaip sūris, spaudžiamas, sunkiamas,
bando kažkaip tai pasakyti, nedrįsta, bando, nebylė, kažkokia tai kūno kalba bando pasakyti, kad iš jo čia bereikalingai spaudžiamas vaškas, atsiprašom. Bet jis nedrįsta, nes Lietuva tai yra su aukštuoju žmonių kraštas, taip. Čia valytojai su aukštuoju bankai. Vienas iš reikalavimų turėti aukštai, jeigu nori bankai atlikti valytojai. Kam jis reikalingas dėl ko? Suomiai seniausiai jau suprato, kad Taip, tokia sistema, dėl to su vaikais, vaikams labai sunku yra plus motivacijos, jeigu jie nori likti šitoje sistemoje. Aš į savo sūnų vyriausiai nusibaigė sėkmingai mokyklą, jis laikė visus egzaminus, bet jisai irgi sako, tėti, aš nebegaliu, aš nebenoriu eiti į mokyklą, praranda žmogus, tam tikrais etapais praranda motivaciją. Dažniausiai tai būna 11-12 klasė arba 6-7, kažkodėl, jau statistiškai, truputėlį pradėjau statistiką. Ir jie neturi motivacijos, jie vyresni, jie pradeda suvokti, kad tai, ko jie mokosi mokykloje, gyvenime yra visiškai kaip ir nereikalinga. Jeigu tai nėra profesiniai dalykai kažkokie, tai o sausa teorija faktai. Ir jisai sako, aš nebegaliu. Aš sakau, kokią idėją tu turi gyvenime, ką tu nori veikti gyvenime. Jeigu tu dabar, aš tau leidžiu, rytoj gali veikti mokyklą, ką tu veiksi? Nežinau. Sakau, tuomet veik mokyklą. Čia yra saugiau. Nes jeigu tu meti mokyklą, į ką tu remsies? Tu turi sustoti ant savo planų kaip degtukas kojyčių ir įrodyti žmonėm, kad tu esi kažko tai vertas, be atestato, be diplomo, be mokslų, be sertifikatų kažkokių tai. Jeigu tu esi talentas, tai tu turėsi įrodyti tai. Taip, Einšteinas įrodė. Kas Edisonas dar įrodė. Dar kažkokie tai žmonės įrodė. Verslininkai kokie, kas Geitsas, taip, jisai įrodė. Bet ar mes pasiruošę tokių kelių eiti, be diplomų, be visokiausių raštų popierių. Nepasiruošę. Tai sakau, mokykla yra saugi vieta tam. Tai yra saugi vieta tas. Bet ką aš vaikams sakydavau, kad gerai, jeigu jūs pasiruošę mesti mokyklą, aš savo vaikams sakau, gerai, meskite, aš šitą ištversiu. Bet kai aš tėvams siūlau, tai vis sakau, ne, mes neištversime. Iš tiesų, mes neištversime. Mes esam tokie atsakingi už savo vaikus, kad net nedrįstam pažvelgti į vaiką savo ir pagalvoti, kad galbūt jo gyvenimas yra visai kitoks, negu kad mes turim tą viziją savo galvose. Dėl to, tai yra rizikingas užsiėmimas, bet vaikams reikia atiduoti atsakomybės už savo gyvenimus daugiau. Ir jeigu jie klys, ir jeigu jie susimaus, žinot ką? Jie išgyvens. Jie išgyvens savaip. Jie kapstysi savaip, jiems bus sunku galbūt. O kodėlgi ne? Gali būti sunku. Svarbiausia, kad jie neužsisidėtų namie, kad jie čia vėlgi priklauso, aišku, nuo asmenybės, visokiausių būna sunkumų, kai baigia mokyklą ir sūnus arba, dukra dar, sakykime, čia nedidelė problema, dukras kaip taisyklė jos nuteka, o sūnus būna pastringa namuose. Nes tėvai klausia, ką daryti tokiu atveju, jeigu dirbti nenori, mokytis nenori, arba neįstoja, arba nesugeba, nieko negali, bet kompiuterių žaisti gali. Mano pasiūlymas yra paprastas. Stogą vaikams savo vis tiek reikia užtikrinti. Negali mesti vaiko į gatvę. Gali sau leisti tokią prabangą paimti su vaiku štai šitai pasielgti, bet tai yra geraširdiškas poelgis. Mes gerai turim to stogą ir grikiai, duona, maksimum makaronai per šventės. Viskas. Visa kita, aš girdėjau, aš žinau tokių pavyzdžių, kur sūnus lygiai mokosi kažkur tai, bet mokytis nelabai nori. Bet tėvai pasiruošę jam ir rankpinigus duoda, tokius kaip 3, kaip 4 klasai duodavo, kaip 7 klasai duodavo, tai dabar duoda rankpinigus ir cigaretė ant pinigų, ir cigarečių nupirka, jeigu reikia. Vienu žodžiu, ir mašiną savo duoda. Taip sakant, vaikas dar nieko nepasakė, bet jau turi viską. Tai klausimas, ar tai yra gerai. Visi tai vaikai turi stotis ant kojų patys ir ieškoti tos atramos gyvenime patys. Taip auga jų savivertė, taip jų pasitikėjimas didėja savimi. Tai yra galimybė sustiprinti pasitikėjimą savimi, leisti vaikams patiems spręstis gyvenime tos klausimus. Kaip ten rizikingai besispręstų? Jūs galbūt turite kažkokių tai klausimų, man nesmagu monologų šnekėti iš tiesų. Nesvarbu, kokie tai klausimai bebūtų. Galbūt jūs, pavyzdžiui, dėl kažkokių konfliktinių situacijų, aš galiu kažką tai pakomentuoti iš tiesų, iš ko kyla, dėl ko kyla, arba kažkas tokio. Manyčiau, kad tėvai iš to didelio geranoriškumo, iš didelės meilės, o kartais yra plokščiai meilės. Aš nesakysiu, kad
Rodėmės paskui, kad vaikai yra dėmesingi, geri, bet ne visada. Nes juos mes šiek tiek suvadinam labai tikrai teisingai, nes Na, savanaudiškumas, egoizmas taip, jis išauginamas mūsų pačių, kai mes neparodom pavyzdžių, mes patys nesame tokie. Šiaip iš tikrųjų, kad ir būtai tą pavyzdį, bet vis tiek kažkokiu būtų. Toksai filosofinis truputėlį klausimas. Kam mes gimdom vaikus? Dėl to. Koks jūsų atsakymas būtų? Kokia prasmė? Motyvas koksai? Mes kviečiam vaikus į savo šeimą. Kad galėtume pasidžiaugti. Kad galėtume pasidžiaugti jais. Tai variantas. Kokia dar variantas? Kad galėtume jais rūpintis. Nori jie ar nenori? Iki senatvės. Nu. Prašau. Taip, mes galvojam, kad ateity mumis pasirūpins, tokia idėja yra. Gyvenimo nori. Ir mama pasakė labai aiškiai, aš tave ne tam gimdžiau, kad tu dabar mane paliktum. Aš ne tam dabar gimdžiau, kad mane čia vieną mirtį paliktum. Jaučia toks šantažas. Jo, tai yra šantažas. Kaip išsivaduoti nuo to? Na, čia jau kitas klausimas. Kaip išsivaduoti? Galima išsivaduoti. Tai išsivadavus, bevaduojantis iš to, žinot, kas grėsia milžiniškas kaltės jausmas. Iš pradžių mums diegiamas skolos jausmas, bet jeigu mes norim atsikratyti tos skolos, mes jaučiam kaltę. Kaip aš dabar mamą vieną mirtį palikau? Čia dažniausiai mirštama ne dėl to, kad vaikai išvažiuoja į užsienį. Mirštama nuo rūkymo, nuo alkoholio, mirštama nuo senatvės kartais. Įvairiai. Bet tik ne nuo to, kad vaikai išvažiuoja į kitą šalį. Bet išvažiavus mergaitė negali jaustis ramiai, negali. Tai būkim mes, kaip tėvai, labai atidus, ar mes kartais nepasakom vaikam, kad jie čia gimė ne šiaip savo. O čia yra, šioks toks, kaip sakai, planelis jiems numatytas. Švarūs santykiai, iš tiesų švarūs santykiai, jie visada pasižymi štai kuo. Vaikai mums nieko neskolingi. Net jeigu jūs tupinėjote aplink juos, pagarsus keitėt, guodėt, į mokyklą išleidot, juos išlavinot ir taip toliau. Žinot, vienas tėtis labai noriai pasakė, kadangi vaikai ne patys prisiprašė čia, o vis tai mes kažkaip tai inicijavom, reiškia mes viską ir esame jiems skolingi. Priimkite tai sveikai. Tai nereiškia tupinėti, šokinėti ir, kaip sakyti, užauginti egoistus kažkokius tai išlepintus. Ne apie tai kalba. Tai kalba apie tai, kad mes vaikus auginam jiems patiems, o ne savo niekada. Tai yra jiems patiems. Vaikai mums nepriklauso. Ar jūs galite priimti tokią koncepciją? Vaikai yra mums svetimi žmonės, visiškai. Taip, jie mūsų šeimos nariai ir taip toliau. Aš priimsiu bet kokį akmenį, kokį mane mesi. Bet iš esmės, psichologiškai, tai yra kitas asmuo, tai yra asmenybė, individas, kuris turi ryšį tam tikrą emocinį, bet tai nėra saitai, kurie yra absoliučiai nenutraukiami, skolos saitai, kaltės saitai ir kažkas tai panašaus. Nėra šitų saitų visiškai. Jeigu vaikai užauga ir nori grįžti pas mus per kalėdas, jie nori mumis pasirūpinti, tai ir yra tas rezultatas, kurio mes siekiam. Kitaip sakant, mes nesiekiam, kad jie rūpintųsi mumis, bet jie nori rūpintis mumis. Štai mums reikia. Bet jeigu mes siekiam, kad jie rūpintųsi, kad tik nepamirštų senolių tėvų, tada, kaip taisyklė, žinot, ką daro vaikai? Per prievartą. Nu gerai. Nu nori paskambinsiu. Bet šiaip vaikai nenori skambinti kasdien. Jie skambina tada, kai nori paskambinti. Jeigu mes, būdami tėvais, įsižeidžiam, tai jau visai pamiršai. O galbūt mes numirėm. Labai dažnai girdžiu tokį. Kažkur tu žinos, tu mes numirsim, tu net nesužinosi, nes skambinė tik tai kas trečią dieną. Daug visokių tokių istorijų aš prisiklausau, jos tokios ganėtinai, ne tai kad baisios, bet jos įprastos, jos natūralios. Tai gaunasi žmonėm, jie net nesusimasto apie tai, net nemasto apie tai iš viso. Pas jos nėra tokios minties, kad apie tai reikėtų galvoti kažką. Nėra tokios minties. O iš tiesų vaikai yra kiti žmonės ir jie savarankiški. Ir jie, aš galiu jūs patikinti, jie klys ir jie darys tokių klaidų kartais, kad jūs, aš nežinau, kaip jūs išgyvensite. Jeigu jūs būsit prisirišę prie savo vaikų, jums išgyventi bus labai sunku. Kitaip sakant, jeigu jūsų laimė šitame gyvenime, pasisekimas, sėkmė, apskritai kaip tokia,
yra pririšta prie vaikų sėkmės, tai ir vaikams ir jums labai sunku. Bet to aš dažnai sakau, mes vaikus auginam tol, kol vaikams reikalingi mes esame. Kai jie užauga, mes juos paleidžiam, mes, kitaip sakant, tas emocinis ryšys, ta prieraišioji tėvystė duoda tą emocinį ryšį, tai yra pagarba, tai yra priėmimas, padrasinimas, tai yra suvokimas, kad yra atskiras žmogus su savo nuomonė, nuostata, galų gale mes gerbiam nuomonę, to žmogaus ir 12 metų nuomonė, 18 metų, mano mažylis pagrandukas 4,5 metų ir mes įsiklausom į jo nuomonę, jis jaučiasi svarbus. Ir suaugę žmonės, kurie nepripratę, jie stebisi, kaip vaikas betarpiškai bendrauja su suaugusiais. Ir kai kurie iš jų primeta kaip nekultūrą. Bet aš vaiką ruošiu suaugusių žmonių pasauliui. Ne vaikų pasauliui, o suaugusių žmonių pasauliui. Jis jaučiasi reikšmingas, jisai turi nuomonę. Ir mus tai trikdo kažkodėl suaugusių žmonės. O tai būtent ir yra tai, ką mes vaikams turim duoti. Bet jeigu tas ryšys jisai yra, prieraišioji tėvystė, emocinį ryšį duoda to. Vaikai yra saugus, jie išeina į pasaulį, jie eina į kontaktą, jie socializuojasi lengvai, jie emociškai yra stabilus. Emociškai nestabilus ir sunku vaikam yra tiem, kurie vaikystėje grūdinti buvo neadekvačiai. Nemeilė grūdinti, šilto žodžio pagailėta, palaikymo pagailėta. Nu tai prasideda nuo pat mažumės. Nežliumk, pačiu žliumbi, toks didelis berniukas ir verkia, o jam jau 4 metai, suprask. Toks didelis, kaip negražiai. Kaip negražiai atrodo, kaip pyksti dukreliai, 3,5 metų. Čia prasideda nuo pat mažumės. Mergaitė bėga, takelis miško kliūna už šaknų kojytės ir jinai griūna ant žemės, keliukai nusikrozina, visi rūbelėje šapai su tokiais konkoržiais aplipę, mergaitė verkia, tėtis pribėga prie jos ir ką sako? Jūs tai žinot. Iš kur žinot? Išsidarė. Ar tu žiūri, kur bėgi? Ar tu žiūri, tu pažiūrė, kaip atrodo, tu žiūri, kur bėgi? Mergaitė skauda, verkia, skauda, kraujas bėga, tėtis, ar tu žiūri, kur bėgi? Kur tu bėgi? Tai ko čia dabar žiūri pati kalta? Ar tai ką nors keičia? Tai nieko nekeičia. Tėtis rado progą, rado galimybę kaip tik vaikui duoti tam tikrų labai, kaip pasakyti, svarbių žinių apie tai, kaip bėgant iš malonumo, mėgaujantis gamta, reikia žiūrėti po kojom, šaknis visas, žiūrėti, neužkliūti, nepargriūti, žinot, kad tik neužsigauti, kad tik rūbų neištepti. Žodžiu, tai yra svarbiausia. Tai, kai vaikai pažįsta pasaulį, reikia svarbiausia neįsitepti. Vaikas, aš prieš esu labai ankstyvą leidimą vaikų į darželį, bet mama išleido darželį vaiką, 2,5 metų. Ir po to labai sėkmingai atgrasė vaiką nuo darželio. Kokiu būdu? Vaikas grįžo. Tai guašas, tai čia koks morka kokia kabanti, žinot. Visas mėgimo baltinių. Toks, žinot, visas, kaip dalyvavo gyvenimo pažinime. Ir mama ten jį kiekvieną vakarą už tai, kaip atrodo, pažiūrėk, kokios tavo kelės pažiūrėk, ar tu proto turi, guašą, kaip aš aptausiu, vėl skalbti reikės. Ir kankino vaiką, kol sėkmingai vaikas nustojo norėti į darželį. O jeigu priversdavo eiti, jisai visiškai nenorėdavo dalyvauti tokioje veikloje. Ir po to mes susirinkę, kaip motyvuoti vaiką, kas darosi su to jaunimu. Tai nereikia nieko su vaiku daryti, reikia pirmiausia pakalbinti mamą, pakalbinti tėtį, pakalbinti bobutę, pakalbinti senelį, tetą, kameką pakalbinti, ką jis ten veikia, kokia jo įtaka yra. Visus aplinkui pakalbinti, kas padarė iš vaiko, tiesiog molio gabalą, kuris nenori pats jokios iniciatyvos rodyti. Iš ties mes, suaugę žmonės, turime labai daug jėgos pakeisti vaikų likimo. Vaikas ateina į šitą pasaulį su tam tikrą liniją likimo, neišvengiamai. Jis turi tam tikrus parametrus. Ta pati temperamento tipą jisai turi. Bet jeigu mes kažkokiu tai būdus neįtikėtinų pagalvojam, kad mes turim kažką padaryti iš vaiko kitko, tada prasideda linksmybės, kurios nesibaigia iš tiesų niekada. Ir kai vaikas jau 50 metų, jeigu yra koncepcija padaryti iš žmogaus kažką tai nesibaigia niekada. Mes neturim nieko daryti iš visų. Mes turim pamatyti, koks vaikas yra ir leisti jam užaugti tokiam. Tik pamatyti, kokie jo sprendimai, leisti jam sprendimus daryti, kokie jo pasirinkimai, leisti jam pasirinkimus daryti. Kartu būnant šalia ir išmintingai patariant. Jeigu nebus pretenzijų, priekaištų, bausmių, riksmo,
įžeidimų, nepagarbos, jeigu nebus sarkazmo nereikalingo, pokštų, juokelių, pašiepiančių, tų pačių patyčių, jų šeimose labai daug yra, vis tokias paslėptus po jumoru, bet jų labai yra daug, išties. Jeigu viso šito nebus, vaikas užaugęs klaus jūsų nuomonės. Bet jeigu jūs jį pažeminsit, jis jūsų nuomonės niekada neklaus, tai jam bus negarbė. Klausti kankintojo nuomonės. Nu, kur jūs tai matėte? Gal turite kokių klausimų? Kodėl neatėjote darželį? Turite omeny prieš 20 metų? Man pačiam buvo tik 20. Aš buvau ką tik vedęs, nedaug galvoju. Nedaug galvoju. Aš važinėjau po darželius taip pat. Ir darželiuose, ir mokyklose, visur. Na, ir su mamytėm, jaunom mamytėm, kurios dar ne mamytės, su nešiosiomis. Dirbu tiek su tėveliais, kurie yra įsivaikinę vaikus, ten kitokių auditorija, kitokie klausimai yra. Bet visur vaikas yra žmogus, tai yra asmenybė, kuri ieško ryšio su suaugusiu žmogumi. Ieško saugaus ryšio. Tai yra, sakoma, iki 3 metų, pavyzdžiui, globos namuose, ten, kur vaikučiai neturi tėvelių, yra specialistų mokslininkų jau čia pasaulyje, psichologų jau yra aprašyta ir patvirtinta. Žmogus negali keistis. Tas pats žmogus, kuris bendrauja su vaiku, jis negali keistis tie žmonės. Vienas žmogus 3 metus nuolat tas pats turi būti su vaiku. Kad vaikas užmėgstų ryšį, nes pasikeičiantys žmonės jį trikdo. Naujas žmogus, vėl pasitikėjimą įgauti, vėl pasitikėjimą įgyti. Labai sunku yra. Na to vaikam, kokie jie bebūtų, mažesni, vyresni, visiems reikalingas yra ryšys, saugus ryšys. Jiems reikalingas žmogus, kuris pasitikėtų jais, kuris padrasintų, kuris galbūt dar atsakomybės prisimtų, kuris pastumėtų, sakytų, bandyk. Jeigu ką, kad tu kažkaip tai aptarsim, pagalvosim, kaip išsisukti. Bet jiems reikalingas tas saugus ryšys. Nepretenzingas, priekaištingas, o saugus, išties. Tikėjimas daro ryšį saugiu. Tikėjimas, kad žmogus šitas gali taip pat. Kaip ir mes galime, mes tikim savimi, tas žmogus gali taip pat. Jis turi visas galimybės irgi būti suaugusiu žmogum, atsakingu, jis turės kažkada šeimą, turės vaikų, jis dirbs, jisai ieškos, kaip realizuoti šitame pasaulyje, jisai viską tam turi. Bet mes kartais užaugom ir pamirštam, jog patys buvom vaikais, patys buvom paaugliais. Tai yra labai nesveika pamiršti šitą dalyką. Mes taip pat gyvename, taip šnekam, lyg patys vaikais niekad nesam buvę. Tai siaubinga. Pamiršti tokią patirtį, vaikystės, paauglystės patirtį, pamiršti yra tiesiog, neleistina. Prisiminkite savo patirtį, jums jau bus lengviau su vaikais bendrauti savo. Visada tampa lengviau, kaip prisimeni, koks pats atsiprašant buvai, nedovana irgi didelė savo tėvam. Aš dar savo mamai po šiandieną ne viską pasakau galiu. Neramiai galėtų gyventi. Nors jau metų praėjo, atsiprašau. Bet taip ir mažai. Ir galvoju, dėl viso ko patylėsiu. Kam žmogų varyti kapus? Vėl jaudinsis, vėl. Jėzau, kas galėjo būti? Kam tai rūpi, kas galėjo būti? Bet žinot, taip yra. Protas jisai laksto. Į praeitį, į ateitį, blaškosi to, kad pažiūrėtų šiam momentu, kaip tai yra aktualu. Niekaip. Bet ne, jis grįžta atgal ir 25 metus. Taigi tu galėjai užsimušti. Bet aš gyvas. Bet galėjai. Ir viskas. Gal turit kokių nors klausimų? Tai pripažįstat, kad vis tik tai yra likimo lygyje ir... Aš pripažįstu, kad mes turim čia tam tikrus uždavinius, tam tikrą misiją, kuri yra unikali dėl to, kad mes esam labai unikalūs. Tačiau tai nėra fatališka. Tai nėra taip, kad tu gali nedaryti, vis tiek likimas kažkaip tai rutuliosis. Mes galim degraduoti, galim progresuoti. Charakteris mums yra, kaip tie pirminiai parametrai yra duoti su temperamentu kartu, bet charakteris yra raumuo, kurį galima auginti, kurį galima keisti. Charakteris apibrėžiama 24 savybėmis. Martinas Seligmano mokslininkų komanda apibrėžė knygelę, tokia pedagogams, psichologams yra išleista Oksfordo leidyklos. Jis aprašo kiekvieną charakterio bruožą, kai mes užduodam klausimus tokius, o kas yra geras žmogus? Nes vaikus mes norime užauginti gerai žmonėmis. Tokia mūsų užduotis yra pirminė, tai toks tikslas. Ir kai klausiu aš, pavyzdžiui, ar pedagogo ar tėvelių, o kas yra geras žmogus? Ups, nebežinai, kas tas geras žmogus. Toks geras, toks geras širdis, toks gal sąžiningas, kažkam gal teisingas. Ir
va tokie va pašaudimai. O tai 24 savybės ir su visom 24 reikia dirbti per gyvenimą ir kad kažkas tai keistųsi, reikalinga valia. Kad valia pasireikštų, reikalinga motyvacija. Motyvas, o kodėl aš turėčiau būti geresniu? O ką man tai duoda? O duoda tai stiprybės, stipresnės pozicijas. Bet kad patikėti tuo, labai gerai nepašalinti būtų pamatyti šalia tokį vat tėtį esant, arba mamą esant, arba brolį esant, nes jeigu pavyzdžių nematai, matai tik tai rūkantį tėtį, bastantį pelenus ir sakantį, pamatysiu rūkantį užmušį. Tai, žinot, kaip sakoma, nėra į ką lygiuotis labai smarkiai, nėra į ką lygiuotis, tai ir ta motyvacija tokia šlubuoja. Kodėl aš turėčiau? Tai nemačiau, kad kažkas tai šito keliu būtų nuėjęs, dėl to mums reikalingi, vadai, mokytojai, gerąją prasme, lyderiai kažkokie tai, kurios galėtume lygiuotis. Taip, yra linija ir aš vaikam dažnai sakau, kad konkurencija kaip tokia neegzistuoja. Konkurencijos nėra. Konkurencija, sakoma, tai yra kaip varomasis, kaip variklis, varomoji jėga mūsų civilizacijoje, bet konkurencija turi labai šalutinių poveikių baisių. Suomijoje, pavyzdžiui, švietimo sistema iš principo atsisakė konkurencijos kaip po tokios koncepcijos. Mokytojai, jie nepildo ataskaitų, jie nevertinami yra pagal kvalifikacijas. Jie mokosi, jie didina kvalifikaciją, bet jie niekada nepakliūna į kažkokią tai žiaurią mašiną, kur suvertinami, sustiguojami, nuvertinami. Mokyklos neturi jokių reitingų. Jeigu tu nori geresnę mokyklą, leisti vaikus, tau iš karto pasakys, o pas mus nėra geresnių. Pas mus visus vienodos, rinkitės tą, kai šalia namų. O mes sakome, aš norėtume į geresnę, į tą, kuri prestižą kažkokį turi. O nėra pas mus prestižiškų mokyklų. Nėra. Nėra jokios konkurencijos. Tarp mokytojų ir mokinio nėra jokios konkurencijos. Tarp mokinių neskatinama jokia konkurencija yra. Kažkas geresnį pažymį gavo, kažkas blogesnį. Ten visur akcentas yra toksai. Tu esi žmogus, tu esi unikalus, ieškok, kuom tu unikalus. Jeigu tavo matematika nesiseka, o kažkam sekasi, jūs niekada nebūsit sulyginti. Nes tu esi kitas žmogus. Tau dailė sekasi, matematika nesiseka. Jam matematika sekasi, dailė nesiseka. Lyginti šitos du žmonės yra tiesiog beprotybė. Tiesiog beprotybė. Kaip mane lyginti dabar su kažkuo iš jūsų. Tai yra beprotybė. Bet aš galiu šnekėti, o jūs kažkuris iš jūsų į sceną atėjęs negalėtume žodžio pasakyti. Taip? Ir va dabar štai jums prašom, sėdėmės kažkokio tai pamokoje, oratorikos pamokoje. Ir aš turiu visą potencialą ir rezervus tą daryti, galbūt aš visą gyvenimą praleisiu skaitydamas paskaitas. O jūs neturite. Ir štai jums 2, o man 10. Bet jums prašom. Kaip jūs jaučiatės? Aš gerai, o jūs? Prastai. Tai kad, žinot, kaip ten egzaminas, lipimo į medį egzaminas, kurį laiko kas žuvis, dramblys, žirafa, bežionė. Kaip jie išlaikys tą egzaminą? Lipimo į medį, ypatingai žuvis, taip? Bet egzaminas yra visiems vienodai. Tai vat jie atsisakė tos konkurencijos ir sako, jūs skirtingi. O aš vaikam ir sakau, konkurencija neegzistuoja. Kodėl neegzistuoja? Todėl, kad mes esame tokie unikalūs, kad mes turim kiekvieną savo vietą šitam pasaulyje. Kiekvienas turim savo. Ir jeigu jūs tos vietos nerandate, tai nereiškia, kad jinai pradingsta. Jinai visada yra. Visada tik tai reikia rasti būtent savo vietą. Ta vietą surasti nėra taip sunku, bet reikia labai gerai save pažinti. Gaila, mokyklose nėra programuose tokių modulių, kurie būtų skirti būtent savęs pažinimui, identifikacijai. Identifikacijai savo norų, emocinio savo, pasaulėjautos identifikacijai, galų gale savo charakterio identifikacijai, kokios stiprios pusės, tu drąsus, bailus, tu pilnus, galbūt tu gera širdis, galbūt tu labai esi empatiškas. Visi šitie dalykai, jie neanalizuojami, sistemiškai. Jie karts nuo karto išlenda kažkur tai, taip, bet jie neanalizuojami ir jie nėra jokio grįžtamo ryšio vaikavo apie tai, koks jisai yra. Mes tik tai žiūrim, ar jisai išmoko matematikos tą uždavinį, kaip visi išmoko vienodai jį. Ir viskas, pagal tai vertinam, koks žmogus yra. Tai čia, toks truputėlį yra, čia įda dalis, kurią mes turim, kažkaip ir visi žinom, bet niekas visur tai nenori imtis jokios vėlgi atsakomybės ar pareigos imti ir galų gale atsimerkti ir pamatyti, kad karalius ir nuogas vaikšto. Pagaliau, kažkas tai turi tai padaryti. Tos baimės labai daug. Baimė, žinot, iš kur baimė kyla? Iš baimės kyla atsakomybės trūkumas. Atsakomybės niekas nenori imtis, nes labai bijo kritikos, labai bijo, kad jeigu nepavyks, kad bus užbadyti pirštais. Dėl to niekas nenori imtis. Kažkas lieks iš posto, kažkas praras darbą ir visi, kadangi tai branginam, niekas nenori nieko daryti. Dėl to, kai kažkas nepasiseka, žiūrėkit,
valdininkų namuose pradingsta klausimas, tiesiog verdarsi kažkur. Nėra ko paklausti, o kas dėl to galėtų man kažką atsakyti. Niekas nepažiūrė. Tas skyrius, anas skyrius, 5 skyrius, visi skyriai kartu ir ne vienas kartu. Tai čia, gerai, čia būdėlį šalį. Aš esu už žmogaus unikalumo atpažinimą ir atsekimą, kokia yra tavo gyvenimo linija. Nes gabumai, talentai tam tikri mumise, jie glūdi. Mes turim rezervus tam tikrus. Tik tai klausimas, ar mes juos atpažinsim. Jeigu neatpažįstam, mes einam keliu, kažkokiu tai, kažkieno pramintu, mes tikim, kad to keliu eidami irgi galim būti sėkmingi, bet ar tai mūsų kelias, kitas žmogus net nedrįsta tų klausimų užduoti. Net nedrįsta. Taip, aš tikiu, aš irgi atradimus padarau, kai kuriuos ir galvoju, po galais, kodėl tik dabar? Bet žinot, reiškia tik dabar. Bet gal prieš 26 metus tas ne viskas būtų tikėjęs. Aš iš vis stengiuosi negrįžti į praeitį ir galvoju, kaip būtų buvę, nes tai suprantat, kad iš šiandienos pozicijos apmąstyti praeitį yra iš vis, kaip nesuėjama. Tai kaip jūs šiandien atrodo, jūs šiandien apie mano šeimą? Apie jūsų šeimą? Aš nežinau, galbūt. Todėl, kad aš žinau, kuo jūs gyvenat. Išsiaiškinau prieš kažką. Tai yra principai, bendrieji principai, suprantat? Nieko naujo ir nieko tokio ypatingo mano sukurto čia nėra. Tiesiog yra tam tikri principai, tam tikri psichologiniai principai, tam tikri vertybiniai, filosofiniai principai. Galų gale aš savo realizacijas turiu. Mano vyriausias sūnus 20 metų jau. Viduriniam 16 metų. O kaip jūs tą 20 metį skatinat? Aš jo neskatinu. Aš jį palaikau tame, ką jisai mąsto, apie ką jis galvoja ir kuo jisai su manimi dalinasi. Jeigu jis dalinasi dvejonė kažkokia tai, aš iš karto jo klausiu, kodėl tu nebandai žengti žingsnių? Sako, aš abejoju, o jeigu bus tas. Ir aš su juo šnekuosi, kiek aš galiu, kiek aš suprantu, kiek jisai nori mano nuomonės, aš jam pasakau savo nuomonę, bet kokį dalyką aš išmokau labai svarbu. Kai aš duodu patarimą, bet sūnus nesinaudoja mano patarimu, padaro kitaip ir susimano. Ir tada padėk. Aš ką dabar daryti? Ir žinot, ką aš darau? Aš ir padedu, išvengdamas bet kokios pretenzijos, kuri tiesiog kyla. Ką norisi pasakyti? Aš kitau sakiau. Kodėl neklausai tėvo? O žinot, kokios laikausi koncepcijos? Jis neturi manęs klausyti. Kas tai per žmogus ir koks jo savarankiškumas? Jeigu jis ateina pas tėvą, gauna nurodymus ir gerai, ir daro. Tai o kieno atsakomybė? Taigi mano atsakomybė, aš nenoriu būti atsakingas. Nenoriu ne dėl to, kad bijau atsakomybės, man manosios atsakomybės, per akis. O sūnus mano, aš norėčiau, kad jisai išmoktų priimti sprendimus, aš noriu, kad jisai suklystų darydamas sprendimus, suklydęs apmąstytų ir šitaip surinktų savo patirtį. Aš nenoriu savo sūnui, kaip linkiu, bet aš visai netrokštų idealaus gyvenimo. Savo sąskaitą. Ne, aš noriu, kad savo idealą kurtų jis pats. Per duobes, per nelygumus, su mano pagalba, kitaip sakant, kai jisai susimaus, aš noriu, kad jisai žinotų, jog tai nėra taip baisu, nes jeigu ką, tėtis yra šalia ir vis tiek, o tėtis tai kas? Jis visada randa kažkokį sprendimą. Mano sūnus mažasis, jam dabar 4,5 metų mažiausias. Jis sako, taigi tu viską suremontuoji. Ir jis man kiša viską remontuoti. Aš sakau, sūnau, gal ir ne viską, jis žiūri mane, negali patikėti. Tėti, mano žmona sako, tėti, klausyk, daryk šitai. Negali prarasti autoritetą. Tu turi viską suremontuoti ir aš viską suremontuoju. Ir vaikas mano tėtis viską gali suremontuoti. Jokių nežiūrė. Ir sūnus, vaikai, tėvus ir turi tokius įsivaizduoti ir turėti šalimais, netoliesi kaip viską galinčius. Tai reiškia, kad jie taps nieko negalintis. Jie turės siekį irgi tokiais būti, galinčiais rasti bet kokią išeitį, bet kokioje situacijoje. Jo labiau, žinot, jeigu yra kažkokia problema, išeitis irgi yra. Viena iš išeičių yra kokia? Neišspręsta problema, tiesiog su ją pagyventi. Yra kai kurios problemos, kurios nesisprendžia. Ir tokiu atveju yra sprendimas koksai. Pabūti su problema, pagyventi, pabrandinti, parauginti truputėlį, nieko nedarant. Bet šito mes nemokame.
Mes būtinai arba sprendžiam problemą, arba problema išsprendžia mus. Negyvai. Nu, tai prasme. Ryte, ne taip negyvai, ryte galvas skauda ir taip toliau. Nu, įvairiai sprendžia problemas mūsų. O kai mes sprendžiam problemas, kartais neišsprendžiam. Reikia su jums pabūti. Tai tam, kad galėtume tas problemas spręsti, mes turim turėti šalia kažką stipraus. Tai tėvai, jie yra tas pirmasis atraminis taškas, į kurį vaikai bet kada gali kreiptis. Bet tas atraminis taškas, jis neturi būti pretenzingas. Vaikas kreipiasi, tėti, man nepavyko, aš pabandžiau ir tėvas toksai. Nu tai kaip tau gali pavykti? Nu tai aišku, iš ko buvo galima spręsti, kad tau turėtų pavykti? Ir toksai, bet spjaudimasis ant vaiko. Tik vaikas atėjo ne to, kad išgirsti, koks jisai yra nevykėlis. Jis atėjo išgirsti kažkokį patarimą, palaikymą galų gale. Kažkokį sprendimą gauti. Tas sprendimas irgi, jis gali būti dvejopas. Vienam berniukui su 18 metų ir jisai pasimė greitąjį kreditą. Greitąjį kreditą, kaip ten jam davė, aš nežinau, jisai, kaip plikas plikutėlis, nei darbo, nei nieko dar mokėsi, kaip klasėje. Pasimė greitąjį kreditą. Pykš poks ten kažką tai nusipirko, išsinuomavo automobilį kažkokį tai, lyg tai, božė tą automobilį į medį, vienu žodžiu franšizė ir taip toliau, vieni nuostoliai. Ten, tokia situacija gal gavosi. Jiem 18 metų ir, aišku, jisai tėvai sužinojo, tėvus kreipėsi, ką čia daryti ir tėvai jau po viskam klausė manęs, kaip dėrėjo pasielgti, bet kaip jie pasielgė. Jie išpirko tas visas skolas, sumokėjo, kad nebūtų problemų, nes man stoliai pradėjo, teismai visokie, žinot, pradėjo sukti galvą. Ir manęs klausė, ar gerai padarė? Žinot, tu padarė, jau padarė. Bet jums aš galėčiau pasakyti ką. Kaip jums atrodo, ar gerai padarė, teisingai pasirūpino vaikų? Na, iš meilės, kaip ir, pozicijų, kaip ir suprantam, vaikais mes turim rūpintis. Bet žinot, koks yra tikrasis rūpestis tėvų vaikais? Pasakyk sūnui, o dabar pabūk su tuo. Pabūk. Iš sūnaus nieko nepaimsi. Nei turto turi, nei mašiną turi maksimum ką, telefoną, tai ne savo vardu. Ką tu iš jo paimsi? Kabos antstoliai, nesmagu? Nesmagu. O pamoka kaip? Visai nebloga. Kaip už tokius pinigus, visai nebloga. Bet tėvam neužtenka meilės, kad pasielgti šitai. Prisirišimas, didelis prisirišimas diktuoja iš tiesų mūsų sprendimus, o ne meilė dažnai. Tai netikra meilė. Tai egoizmo persmelktas prisirišimas. Noriu, kad su vaiku viskas būtų gerai. Ir vaikui tai visai nei gera. Kartais. Užtat, sakau, gali būti dvejopas. Pagalba gali būti dvejopa. Mes išmintingi žmonės, mes turim žiūrėti, o kas vaikui padės gyvenime susiorientuoti iš tiesų tikrose vertybėse. Ir kartais iš mūsų bus pareikalauta labai sunkių sprendimų. Labai sunkių, bet teisingų vaikų atžvilgiu. Bet ar jūs pasiruošę sunkiems sprendimams? Klausimas. Tėvas klausimas.